Taigi, sveiki visi, šiandieną susitinkam naujam motovlogo video, kurio nebuvo jau nuo pernai metų rudens ir šiandieną bus trečias epizodas motovlogo, bet pirmiausia, reikia pasiruošti motociklą. Tai grįžtam į vasario 28. Voras biški purvinas. Nu jo, purvinas ir nebiški. Nauja sėdynė, bet tai jau purvina, reikėjo baltos neimti. Nu, reikia išvaryti. Nu, mocas išvarytas. Buvau nusipirkęs šitos pigius vidrodėlius iš AliExpress, bet jie... Tai darysim taip. Nu, va, seni. O čia naujos detalės, tai tepalo filtrą, ančiukas. Ant vairo arklio galim pridėti. Padėsiu ir čia. Medžiaga ant duslintuvo. Nes čia tiesus išmetimas. O, jeikas purinas, biški laidai. Tirpsta. Tai tas negerai. Biški šitas atsparus yra šilumai, karščiui. Šitie varžtai turiu užsidėjęs kažkiek, bet jau nublukę. Nu čia AliExpresso. Tai pigus, tai nėra ko tikėtis. Nu, bet keli eurai, tai pasiėmiau vėl. Turim veidrodėlius jau normalius. Ir metaliniai, ir pakankamai nemaži. Tai turėtų laikytis. Šitos reiks tik tai išimti, kad šitą vidurį prie vairo prisistatytų. Turim K&N oro filtrą sportinį. Parašyta Design to increase horsepower. Tai tipo daugiau arklio gali, nu bet gal kokį pusę gal ir pridėtų, nežinau. Nu bet nusipirkau. Nu va, naujas filtras. Nu, jau lubrikuotas, tai nereiks. Bet va šitos vadų varžtus atsukti buvo, nes čia va taip užkišt, nu nelengvai. Dabar filtrą pakeičiau, įdėjau, dabar reikia nusimti šitą sparną, nes matot, čia yra įlūžęs, tai reiks sulituot ir tada grafikas užklijuot, nes labai plikas taip atrodo galas ir šiaip kai užpakliuot, nugramdyt su švitriniu, nušlifuot ir tada užsiklijavus nesimatys šitų įbrėžimų. Nu va, veidrodėlį uždėti. Užtruko biškai įsiaiškinti, kaip juos uždėti, bet varžtą ne ten sukau. Nu bet va, šiaip atrodo visai normaliai, atsisėdus nežinau kaip bus, nes dabar be sėdynės tai labai normaliai pasakyti negaliu. Nu bet va, lyg ir ok bus. Dabar tepalo filtrą ir patį tepalą. Čia ne mano, kaip pirkta jau buvo. Šiaip norėčiau kažkaip padaryti, kad nesimatytų, nes į akį tikrai krenta. Nu, kad panaudotas matas. Okay, here we go. Miškas, kai matot, pradėjau video buvo prieš gegužės 1 dar. Jau esu gegužiai. Gegužės 2 diena, penktadienis. Moca stovi. Varau užsipil kūrą, nes tik tai 2 padalas yra. Tai jo, nuo to laiko kas pasikeitė. Naujas užvalkalas, kuris jau yra urvinas. Šito dar nesutvarkiau, bet jo. Veidrodėlėje pačioj. Labai smagiai. Bandau ND filtrą. Man rodos reikėjo biškį tamsesnį pasiim, bet turėtų saulės spinduliai labai nekrist. Tai va, dar mikrofono kol kas neturiu, bet planuoju nusipirkti greitų metu. Tada bus ir video garso kokybė, viskas daug geriau. Dabar kol kas tokia mech. Ir labai vėjas girdis, nu bet turėčiau susitvarkyti, manau, gan greitai. Tai va, toks bus mini motovlogas, daugiau važiavimo nei kalbėjimo. O dabar reikia varyti, užsipilt benzino. Baim. Juodas su baltu, prie mocoko dėrėt. Kai matom, jau yra užvažiuota 20 000 kilometrų ir 2 padalas kūro.
Nu ką, benzą užsipyliau. Reikia truputį pralėkti, ką žinau. Tai va. Tai vasarėlė ateina, saulė šviečia, 19 šilumos. Aišku, vėjas didžiulis, nu bet ką darysi. Nu ką, ir šiam motovlogui bus tiek, tai ačiū visiems, kad žiūrėjot, kitą motovlogą galbūt padarysim kažką tai įdomesnio, o dabar viskas. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot, visiems gero važinėjimo saugiai ir iki.